yra mano inžinerinis projektas. Čia yra 454 gramų robotas kovinis. Čia yra horizontalus spinneris. Aš jį pasirinkau tokį daryti, nes norėjau daugiausia galios. Visa šito dizaino esmė, kad padaryti kuo kompaktiškesnį robotą, kad galėčiau daugiau svorio panaudoti ant šarvų. Ir tą pačią logiką, kad ilgiau išgyventų robotas. Negalėjau daryti daugiau nei 454 gramų. Ratai yra 2, yra padaryti su silikonu ir ratai specialus dizainas, kad silikonas nenusiluptų jokių būdų. Tada pats korpusas padarytas iš 7 dalių. Tai priekinis rėmas, kuris laiko ginklą patį. Tada galinės 2 detalės, kurios laiko bateriją ir elektroniką. Ir tada 4 dalys yra naudojamas korpusai, kur yra laikomi 3 varikliai. Tai vienas brushless variklis ir 2 DC varikliai, kurie suka ratus. Čia yra fliperis, tada ta dalis į viršų greitai pakyla ir verčia kitus robotus. Šitas robotas užvadins metalo laužu, nes apkaltas yra skarda ir šitą robotą nusprendžiu daryti, nes tikriausiai įdomiausiai atrodė iš tų, kur žiūrėjau, idėjos ieškojime. Jeigu Ligno roboto ginklas neveiks, tai gal bent apvers pabandysiu, gal pavyks. Savo pirmą kovą prieš Justiną, kaip manai, kas laimės? Neįsivaizduoju. Prognozuok. Aš. Kodėl? Nes geras robotas. O! Gal papatėlė. Tas vertėjas geras, bet čia per mažas, tai yra tuo ilgis, nepalina pakos, tai ne. Kur tas guli? Ai, tu visi nudrožiai. Nori pasakyti, ant guolis yra, Jis išjudina jį matyti iš rojų. Žiūrėk, šaibas ir korpusai nieko nedaro. O, žiūrėk. Tu gali važiuoti. Nestum. Vienas. Du. Justas laimėjo. Varyk. Aš į žemę įstrigu. O, Jūras. Gali padėk. Tai manau, gal stabdom kovą, nes galim. Biški baisu buvo, dėl to nes iš pradžių atrodė, kad nieko nevyko. Tada Justinas mane biški pamėtė, įstrigau beveik į grindis, o kažkaip atsilaisvinau ir Justino galą nulupau, iškrito jam bateriją. Ir tada nusprendėm kovą pabaigti, kad liktų kažkas iš roboto. Tai mano robotui, manau, reikia žiūrėti, kaip tą visą ginklo mechanizmą padaryti, veikiantį normaliai, kad aukštai ta ranka pakiltų ir gal tada konstrukcija stipresnė, nes vis dėlto, kad ir atrodo stipriai, bet tuos visus kabinimo taškus išrovė ir įgavos turėjau tiesiog suritot plastiką. Tai...